Nuolaidos kodas Vilnius. Ir kiek gaus nuolaidas? 15%. 15%. Taip. Visi girdėjo. Pasakot Vilnius, iškart gaunat nuolaidą. Nafik. Prašau, pompa, kompresorius, prisipumpuojam, dedam šitą, važiuojam. Svarbiausia nesidraskyti. Ką, laba diena, chebra. Šiandienos serija bus kiek kitokia nei visos. Remonto kažkokia tai bus pakankamai mažai, o gal ir iš viso nebus. Nežinau, kaip gausis, nes vyksta intensyviai darbai persikraustimo iš garažo į servisą. Tai vat vežam mašinas iš garažo į servisą visas. Dabar tvarkysim jau automobilius servise. Ir šioje serijoje turbūt matysite visą persikraustimo procesą. Aprodysiu gal šiek tiek servisą. Ten aiškus biški betvarkė, bet sutvarkysim. Va ir priekyje dabar manęs važiuoja porą mano automobilių. Tiksliau klientų automobiliai. Iškeliauja į servisą, tai tas Jaguaras F-Type'as, kuris buvo, ir Q5 važiuoja užsibaiginėti, remontuotis. Toj gal aplenksiu, parodysiu. Va. Važiuoja būdu. Galėsit pasiskaičiuoti vietinio transporto kainas sąskaitą, šiaip tai sudėlioju. Parsakot, už kiek norit nupirkti automobilį, aš jums paskaičiuoju, kiek jau kainuos tas automobilis Lietuvoje. Su visais mokesčiais, su muitais ir taip toliau. O jeigu patys renkatės, tai duodu ir lentelę, kur galėsit pasižiūrėti, kiek kainuoja vietinis transportas ir nuspręsit, ar jums iš vieno ar kito regiono verta pirkti ar neverta pirkti. Žodžiu, chebra, va toks vat judesys ir iki tiek, sekit toliau video. Chebra, dar ką užmiršau paminėti, tai automobilius ne tik vežam iš Amerikos, padedam nupirkti, bet ir sutvarkom jos. Turim kėbulinius darbus darom, tai tiesinam sulankstytus, turim stendą kėbulų tiesinimo, turim kėbulistą su 27 metų patirtimi, taip kad žmogus daro neįmanoma, daro įmanoma, susuktas mašinas išsuka atgal, turim dažymo kamerą, turim 4 pakeltuvus, ratų suvedimą ir taip toliau. Taip kad jeigu kažkas tai jau turit nusipirkę automobilį, reikia sutvarkyti kėbulą, ten grįžus iš Amerikos, irgi galit kreiptis, nebūtinai tai turi būti mano nupirktos mašinas. Ką, chebra, kaip ir sakiau, šį savaitės serija bus nestandartinė. Pradedam nuo serviso tvarkos, lekiam dabar ofisui, pasimsim apšvietimo, žiūrėkit, tokį bardaką turim. Turim didelį bardaką. Žmonių nefilmuok. Šitas va tvarkysis, eisim dabar apšvietimus visus pasikeisim. Pažiūrėjau, kaip apšvietimai baisus. Visur šiukšlynas. Tai ką, lekiam dabar į LED Luminą nusipirkti šviestuvų. Tik parodysiu kameristas, kurios tau veikia jau. Parodysiu, kurios imam. Va, šitie žiauriai gerai šviečia. Džinsiukus dedam? Jo, dedam džinsiukus. Dedam džinsiukus tada. Ir ant manęs teoriškai turėtų būti telka. Jo, ir tada viršų kažką. Ir vienas, girdit gerai, vienas dabar bus tas kaip tu. Tokių gabaritų tu dydį surink jau, koks turi būti. Ir vienas tas smulkus, kur sakiau iš viso. Kokiam tai eskaliu, čia pačia mažiausia. Dabar jeigu reikia, vo, nebrangiai, pas, vo, šitą vat žmogų, pasakysit žodį Vilmis ir jums nuolaidą padarys. Iš karto. Žiūrėk, mėgstinukas, prie mergai. Va čia kaip pas manęs, žiūrėk. Taip. Žiūrėk, yra ši tema visiškai. Nu, dar padarysiu nuo tos nuolaidą, ne? Nu, į zaibys įmam. Va, chebra, žiūrėkit, parinkau. Chebrai, va tokios triukikės, nu, kaip pas manęs. Nu, tokios triukikės. Vienam eskiai, kitam telkė. Žodžiu, nuo pirmadienio pas mumis
kolektyvo padidėjimas, nors jau turim 2 žmonės, čia jau bus 3. Dar turim ofise vieną naują žmogų. Žodžiu, keliam biškį tą, didinamės. Kelnes, palauk, jo, čia eskė, ne? Jo. O čia, buliuko jūs. Oik, tu nafik, čia jūs ilgas. Kalbenkė, karštas vanduo, susitraukė. Gal turi gumelės? Hamutų sutrauksim, bus čia tokias raukšlėtas. Tai gerai, žiūrim tada dar batus. Nu, kad kaina būtų protinga, žinai. Ką pasiūlytum? Šitie. Jeigu medžiaginiai tokie pusiau. Nu jo, taigi ne laukia dirba, žinai. Jalsuojantis, ne, tokie turėtų būti. Jo. Nu gerai, tada imam vienodus tos batus. Ta kebulistą sakau, aš Jeigu ką popierių, susidės? Nu, tai va, ai, čia komplektinė dalis. Taip, čia yra universalūs batai. A, kai susidėvi, ką reikia dėti. Tada jau kiši į koinį, seną. Gerai, batai yra, o tos džemperis tu man šviesius duodi? Jie patamsės. Aš tikiu. Bet geras pasakymas, sakyti. Jie patams, ypač čia, ne? Tai ypač jo pilvas. Tai įsivaizduok dabar pas mane šviesus būtų patamsėjęs, na. Čia taip, žinai, kol esi taip atsektas, tai normaliai, bet tik nesimauni, tai ir lieka. Bober. Nu, kaip manai tokių, o didesnių išmerų turi? Tik šitas liko. Tik šitas? Ai, visas išpirko čia. Čia pačias populiariausias. Jo. Labai patogiai nešiojas. Nuolaidos kodas Vilnius. Ir kiek gaus nuolaidas? 15%. 15%. Taip. Visi girdėjo. Pasakot Vilnius, iškart gaunat nuolaidą. Nafik, Klaipėda. Ne, šitas negeras. Nafik Klaipėda. Mes Pamojau, nepažįstam, žinai. O tai jūs čia visi ir šokinėjat, ar ne? Chebra naktiniai pamainoj. Nu, čia nai, dirb. Vis tiek liūdna. Ai, nu, Dirbi liūdna. tai spec. Yra toks priedas. 20 eurų susimokat ir niekada nebus liūdna. Prašau, pompa, kompresorius, prisipumpuojam, dedam šitą, važiuojam. Svarbiausia nesukandžiat, nesudraskyti, nesuspausti ir viskas. Va, tik Va, 20 eurų. čia, o kiek ta dėžė visą kainuoja? Su priedu? Su priedu. Su priedu 500. 500 su priedu. 500 su priedu. O priedas daugkartinis? Jeigu nesukandžias. O aš tikiu. Priedą gaunat užkandžių Bet rinkinį. po to su buvo 7 kartai, džigistai, furistai. Ko linki? Sėkmės. Sėkmės gyvenime ir rytinėse. Santykiuose. Davai, visą. Davai. O taip va. Žiūrėk, čia viską. Prisipirkom, nu nieko čia daug neprisipirkom, aprengiam, žodžiu, chebra. Taip, kad chebra, jeigu reikia įrankių, varot į Tulserą. Į Tulserą varot ir nuolaidos kodas, pasakysit Vilmis, gausit 15% nuolaidą. Aš tą jums garantuoju. Taip. Mums reikia dasigabenti dabar iki laidų. Aš šiandien už elektriką. Jeigu ką servisą turiu, tai suremontos. Pat jungiam velnioptą šviestuvą. Senai. Ops. Ops. Nu, man atrodo. Lukai, geriau šviečia. A, viską čia galim rasti. Pusašių, blecha, ko tik nori. Ką, chebra, va turim kebulinį cechą. Va šitą marsiuką jau rodžiau šotose. Instagrame, kas nematėt, perinat Instagramą. Kameristas čia prikabins Instagramo nuorodą kažkur tai. Kas nematėt, čia buvo galas suvarytas šito. Pažiūrėk, va pakeista visą bagažinę. Viskas pervirinta. Nu, dabar čia keliaus pas dažytojus, viską perdarys.
Čia dedasi į dugną tas, kaip jis yra. Jo, dedasi bakas, nu to, kaip jis vadinasi. Atblų. Va, atblų bakas dedasi. Taip, yra dar vienas, bet čia dalių aiškus prikrauta. Dar vienas tendukas, vo, hidraulinė ta koja. Hidraulinė koja, tai vo, tai taip, vo, ir tvarkysim viską, tik pradžiai čia reikia viską susitvarkyti iš esmės. Nu, Mersui buvo lūžusi, vo, šičia buvo užlinkusi. Lonžeronas šitas irgi atitempia. Nu, viskas varom. Tarp darbų dar bandom ir palošti mašiną. Tik tais nieko čia nesuprantu telefone, kas ką laimė. Šiaip tai mes esam pastatę 9.9 mūsų. Nu, laimėjom. 9.250 laimėjom. Nu, kameristas, nunešėm dodžiuką, ne? Į tarpą tarp visko. Kameristas norėjo šviesą įsijungti. Bet šviesą įsijungia štai taip. Aš dar ir su cigaretė. Nu, tie lojikai. Au. Mašinai rūko, bleka. Taip, rūkau mašiną, mano noriu rūkau, ne? Gerai, dar šiandien lošiam ne vien tik tą. Dar lošiam Q7. Tai aš gal nufilmuosiu jums realiai visą dalyvavimą aukcione. Pasilikau aš jį ant saldainio. Taip, kad matytųsi pats bidinimas procesas. Žodžiu, chebra, gerai, varom į priekį. Nu ką, chebra, kaip matėt, šiandieną visą dieną dirbau valytoju. Taip, kad man yra nezapadlo paimti šluotą ir išsiplauti grindis servisą, išsivalyti, tuo pačiu parodyti chebrai pavyzdį, kad tvarka turi būti, dar tenai mums kopti ir kopti. Yra krūva reikalų, visur bardakas. Nu, bet po biškį į priekį. Žodžiu, tai šiandien diena buvo tokia. Supirkom chebrai aprangą, supirkom, ką ten dar kažką nupirkom, o dar to pačiu į tarpą spėjom nupirkti ir žmogui Dodge Durango GT. Tai va, chebrytė, rytoj tęsiasi vėl tas pats, biški dar bus medžiagos iš serviso, parodysiu, įsirenginėsim ofisą, šiandien šviestuvus nupirkau dar, pasikeisim ofise ir galbūt nuo sekančios savaitės, nežinau kaip spėsim, pradėsim jau rimčiau darbuotis, atradom dar vieną šeimos narį, kaip pasakius, kolektyvo narį. Tai va, ateina pas mumis naujas darbuotojas, susipažinsit. Vaikis jaunas, manau, kad perspektyvus. Bus ardys kėbulus, parašinės mašinas kėbulistui mano, dažytojam parašinės. Nu, toks plius minus universalus, pažiūrėsim, į kurią pusę jisai palinks pas mūsų. O dar jeigu kas nors ieško darbo, tai kreipkitės, dar reikia poros žmonių. Tai būtent kėbulų ardymui tokių plius minus universalių. Reikia kėbulos, ten išsiardyti mašiną iš padaužimo, pareina, reikia nusiardyti, paruošti tiesinimui, jeigu reikia kažką tiesinti. Tai ištiesina, tada parvaro atgal, ne tai kad parvaro, o pasiemat atgal, surenkat ją. Nu, ta mašina, jeigu reikia išimti airbagus, irgi išėmat, atiduodam suremontavimui, atstatymui, atgal surenkat. Reikia dažytojo galbūt vieno, paruošėjo galbūt dažytojų. Nu, žodžiu, tokių plius minus. Jeigu ką, rašykit, kontaktai yra visą laiką palikti apačioje po video. Reikia mašinos chebra iš Amerikos, rašykit, perkam paskutiniu metu pakankamai daug mašinų, teikiam pilną paslaugą nuo nupirkimo iki pilnų raktų, galim ir taip, jeigu ir kitaip pirkti, galim atiduoti jums tokią, kokie yra, susitvarkysit ten, kur jums reikia. Jeigu turit jau nusipirkę, kol dar turim vietų, rašykitės į eilę, ištiesinsim, po to pradėsiu rodyti video, kaip atrodo visas tie kėbuliniai darbai. Aš įtariu, kad jums labai įdomu būtų pamatyti, kaip tie visi tiesinimo procesai vyksta, ką tenai daro. Tai pasistengsiu tą parodyti, periodiškai irgi ten prišoksiu vieną kitą mašiną parodyti. Tai vot, chebra, iki rytojaus dieną tom ir užbaigiam kameristas, ane? Jo. Davai, chebra, iki. Ką, labą rytą, chebrytė.
Labas rytas visiems. Vėl servise, naujas rytas. Žodžiu, čiumpam į šitą BMW penktuką ir vežam pas elektrikų, nes čia pat elektrikus turim. Kitoj kelio pusėje tiesiog užtenka pervažiuoti ir viskas. Vakar biškį garažą apsitvarkiau. Sėdu dabar ir važiuoju pas elektrikų. Ką, varom Q7 į garažiuką. Stovėjo šiaip saugiai, garažė uždaryta. Pervarysim to į patį garažą. Čia boksą ir eisim žiūrėti. Važiuosiu, parsivešiu bamperį. Parodysiu, kaip atrodo jau sutvarkytas. O šitą važiuoju į garažiuką. Gerai, chebra. Ką, varom Q7 į garažiuką. Stovėjo šiaip saugiai, garažė uždaryta. Pervarysim to į patį garažą. Čia boksą ir eisim žiūrėti. Važiuosiu, parsivešiu bamperį. Parodysiu, kaip atrodo jau sutvarkytas. O šitą važiuoju į garažiuką. Gerai, chebra. Parvaro mūsų besnukis. Bet nieko, sudėsim visas varas. Viską sustatysim ir atiduosim žmogui jau sveiką. Biškį užsidelsė, aišku, čia viskas su žmogui biškį ilgai užsidelsė visi tie remontai, nes labai ilgai truko, kol visą servisą čia susitvarkiau. Viskas su žmonėm, bet nieko, išsibėgėsim ir varysim jau. Viskas. Kaip sakoma, ptička klėtkino. Ką, hebrytė kuškė Q7 šiuo metu atrodo va taip va. Tas kampas jau yra surinktas. Jeigu čia kažkas matosi. Šitą vat radiatorių statėm, viskas čia gerai laikosi. Dabar belieka bamperį dėti. Bamperį dėti va šitą va kapotą, pabandyti atlyginti. Kebulistas serga, darbuotojų pora irgi serga. Žodžiu, turim reikalų. Vorai ne kažką. Tai va, pasikeliu aukščiau, kad niekam netrukdytų, kad nenubraižytų, mašina šiaip sveika. Nes pro priekį visi čia praeidė.